Tai Vilke, dėl ko nusprendei grįžti į eterį ir kaip tai atrodo? Pirmiausia, pradėkime nuo to, kaip tai atrodo. Tai pirmiausia, daugiau video medžiagos, mano pasisakymai, mano nuomonė, mano žinios į eterį, į internetą viešai nemokamai. Tai atrodo taip. Antra, turbūt priimsiu kvietimus dalyvauti įvairiose paskaitose, renginiuose, ko nedariau jau keletą metų. Na ir kodėl? Todėl, kad pastaruoju metu baisu iš tikrųjų nusivažiavo žmonės. Pastaruoju metu sumažėjo kalbų apie tai, kaip kenksminga chemija, kuri naudojama žemdirbystėje, kaip jinai veikia mūsų sveikatą, kaip veikia mūsų psichiką netgi ir daug kitų dalykų. Nuo mūsų sveikos psichikos priklauso mūsų sveika ateitis. Tai pirmiausia dėl to. Antra, tiesiog eina kažkokia tai energija iš vidaus, jėga, noriu apie tai kalbėti, noriu pasakoti. Trečia, tai liečia mano verslą. Negaliu pasakyti, kad mums nesiseka ar dar kažkas. Ne, mums mažam ūkiui, einančiam pamažu į priekį, kažkokių stebuklų nereikia tikėtis, bet stebiu tokius dalykus. Kai kurie žmonės, kurie užsisako šitą sveiką produkciją, jie nelabai supranta, kam jinai jiems reikalinga. Jie kaip iš medžio iškritę, nu va čia iš kaimo, daržovės, o kuo jos skiriasi nuo to cheminio maisto, kokia nauda jiems iš to, jie nelabai supranta. Tai vat norisi dėl visų šitų priežasčių daugiau kalbėti. Na ir pagrindinė priežastis tai pasibaisėjimas, kurį aš jaučiu, matydama, ką žmonės į save deda, nes jie nežino, ką valgo. Na, o aš žinių turiu daug, žinau ne tik tai, kas ten įdėta per chemikalai maisto perdirbimo procese, bet labiausiai tai žinau, kokie baisus agresyvūs chemikalai buvo naudojami auginant tą maistą. Tiek vaisius, tiek daržovės, tiek uogas, tiek gyvuliukus mėsytei, tiek žuvis tvenkiniuose ir taip toliau. Tai norisi būti tuo kanalu, per kurį tegu eina tiesa. Šiek tiek, ne tai, kad bijau, bet priimu tai, kad pasipils skundimai visokie, kad pradės vėl čia visokie tikrintojai slenkščius minti, reikia, nereikia, na, bet tiesiog susitaikai su to ir aš esu tam pasiruošusi. Laukiam išskėstom rankom. Nu tai va šitos pagrindinės priežastys. O dėl ko taip ilgai nieko nepasakojai? Jo, keli metai, 4 kokie, 4 metai, gal daugiau, 5, kai nenorėjau labai būti tas vieto lygintoje. Vienu momentu atrodė, kad pasaulis bunda. O tiesiog skambindavo žmonės, klausinėdavo viską, ne tik tai, kur čia to gero maisto gauti, mes dar prieš kelis metus daug ko labai neturėjom, tas asortimentas buvo mažesnis ir tų žiemos krepšelių net nebūdavo. Ir skambindavo žmonės, klausinėdavo, kur gauti ten miltų, mes dar ir rūgių tada net neauginom, kur čia to ir aš visiems mielai padėdavau. Nu ir paskui kažkaip slopo ir matau, kalbuosi su kitais panašiais augintojais ir visi mato tą patį, kad kažkaip tai pasaulis bandė atsibusti, atrodo, kad jau čia atsibudo ir staiga kažkaip tai vėl nebeatsibudęs tas pasaulis. Ir tą stebiu savo bendraminčių rate, vienu momentu jie buvo labai užsidegę, labai norėjo eiti tuo keliu, kad tegu tyras gyvenimas, tyras maistas, tyros mintys, tyri ketinimai. Ir paskui kažkaip viskas pasikeitė, grįžo prie tų greitų pusfabrikačių, prie prasto maisto, prie kažkokių tai tirliliuškų pigių, vadinamų tų pigus renginiai, pigus laisvalaikio praleidimai, tokie, na, sakyčiau, kažkoks nesąmoningumas grįžinėjo. Ir tų žmonių, kurie buvo tokie tarsi, atsimerkę, sumažėjo. Aš nežinau, ar mano šitas grįžimas į eterį ir mano pasiryžimas pasakoti ir kvietimas pasinaudoti manim kaip vartais, sugrįžimo į tą geresnį pasaulį, aš nežinau, ar jisai suveiks, aš tikrai nežinau. Matysim. O kokią naudą iš tavo šitų pasidalinimų žmonės gaus? Pirmiausia, jie gaus
tie, kurie nori geresnio gyvenimo. Ir žinokit, maistas ir švari aplinka, tai būtini dalykai einant į tą geresnį gyvenimą. Jeigu jūs turite iliuziją, kad jūs ten tapsite labai kažkokie sėkmingi, kažkokie labai populiarūs ir tai bus amžinai ir ilgam ir jūs čia sukursite kažkokias stebuklingas vertybės, ėsdami ten kažkokius pusfabrikačius arba greitą šūdiną maistą iš pigių restoranų, tai yra utopiniai dalykai, tai yra nesuderinama ir pakeliui tai neina, tai neveda į gerovę. Tu viena ranka ten investuoji, o kita ranka atimi. Tai gaunasi toks melavimas savo, melavimas visatai, melavimas dėsniams, tai tu nieko neapgausi. Tai pirmiausia, naudą turės tie žmonės, kurie gudrus, kurie protingi ir jie ieško kelių į gerovę, į geresnį gyvenimą. Galiu iš savo patirties pasakyti, kad jeigu tik nusivažiuoji ir daugiau dėmesio skiri restoraniniam pigiam maistui, ten, tom emocijom, nes tu ten perki emocijas, bet sumoki labai brangią kainą, sumoki ne tik pinigus, bet prisivalgai dar ir chemikalų. Tai tu perki emocijas ir kas iš to? Jos, tai visiškas nuleidimas į kanalizaciją tavo resursų uždirbtų. Tai aš iš savęs pastebėjau, kad jeigu aš tik ten kažkur tai tralivalį nuklystų į tas visas pigias pramogas, iš karto sumažėja mano pajamos, iš karto sumažėja sėkmė, iš karto sumažėja mano gerovė. Tai neatsiejami dalykai. Šitą aš jau stebiu seniai ir turiu daug pavyzdžių, kuriais seku. Seku kitus žmonės, kurie sėkmingi, kurie milijoną kartų daugiau pasiekia negu aš, kurie labai stiprus ir jie kalba tą patį. Tai tie žmonės, kurie nori eiti keliu link gerovės, ir materialinės, ir dvasinės, ir psichinės visapusiškos, fizinės taip pat, tai jiems bus naudinga mane stebėti, sekti mano patarimus. Taip pat naudinga bus tiems žmonėms, kurie ieško, kaip išspręsti daugybę sveikatos problemų. Aš esu daug irgi patyrusi pakilimų ir nuopuolių, kas liečia sveikatą, išgyvenusi netekčių, skaudžių, labai skaudžių netekčių. Ir buvo momentų, kai atrodė, kad viskas, jau ilgai nebegyvensiu, net testamentus surašiau. Bet kiekvieną kartą išgelbėdavo buvimas gamtoje, grįžimas į gamtą, prisilietimas prie tikrų dalykų. Ir jeigu jie ir tuo metu neišspręsdavo kažkokių psichologinių, dvasinių dalykų, bet jie suteikdavo jėgų eiti toliau ir ieškoti tos pagalbos, kuri jau išsprendė tos dalykus. Nes tas tyras gyvenimas, ėjimas su gamta, tai yra investavimas. Visiškas investavimas, tai investavimas į aktyvus, ne į pasyvus. Kai tu nusiperki šūduką pigų, ten kažką papudruotą chemijos, ar ten kažkokius tai vaisius perki atvežtus iš belenkur, kur ten belenkė chemijos matė, tai tu investuoji į pasyvus. Kas aktyviai, kas pasyvai, turbūt daugelis suprantate.